Sveiki studentai, aš esu profesorė Genutė Gedvilienė, dėstau dalyką ugdymo pagrindai ir programoje švietimas ir informacinės technologijos dalykas yra antrame semestre. Šis dalykas tai yra sprendžiantis pagrindinius švietimo organizavimo klausimus. Dalyke studentai turi galimybę susipažinti su švietimo sąvokomis, švietimo objektų, švietimo retrospektyvą. Kartu per studijavimą studentai susipažįsta su kuriamais Europos ir nacionaliniais švietimo dokumentais. Dalyke yra analizuojamas pedagogikos procesas, tai yra ugdytojo ir ugdytinio sąveika, ir visi kiti didaktiniai klausimai, kurie yra aktualija pedagogo veiklos procese. Taip pat dalyke yra apžvelgiama empirika, kaip atliekami veiklos tyrimai, kokios yra analizuojamos problematikos. Dalyke studentai turi galimybę susipažinti su metodais, kokie yra taikomi ir naudojami pedagogų pedagoginiame procese, darbo su mokiniais mokymo metodai. Tai štai tokios aprėptys ir yra šiame dalyke, kuriame studentai studijuodami turės galimybę susipažinti.